Labai noriu visiems. Nesu aš atsitiktinis žmogus Klaipėdoje. Klaipėdoje aš esu operuotas, man angina išoperavo, esu labai patenkintas, esu gimęs ir augęs Plungėj. Atvežė mane iš Plungės į Klaipėdą ir likau labai patenkintas tom paslaugom, kurios buvo man teiktos. Dabar mane likimas nuštė į Kauną, esu iš ten. Rektorius, universiteto rektorius, profesorius Žaliūnas šiandien yra labai užsiėmęs, vyksta rektorius rinkimai iš 3 kandidatų naujo universiteto, taip pat generalinis direktorius profesorius Kundzius perduoda visiems linkėjimus, jis yra tarybos narys ir privalo dalyvauti tuose rinkimuose, tikėkime, kad bus išrinktas naujas rektorius. Tačiau aš noriu pakalbėti, atsiliepdamas į tas problemas, kurios čia yra Kaune ir ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje, tam tikrais pavyzdžiais. Žmonės bijo bet kokios integracijos, bet kokio virsmo ir aš važiuodamas į Klaipėdą perskaičiau jūsų profesoriaus Vinco Janušonio sveikatos apsaugos sistemos organizacijų valdymą. Tai yra labai tikrai puikia knyga parašyta profesionalo ir čia labai daug yra tokių minčių, kurios labai yra svarbios šiuo metu. Vien tik tai Makiavelio mintis apie tai, kad nieko nėra sunkesnio kaip imtis naujo, nieko rizikingesnio kaip nukreipti žmonės vykdymui, nieko neapibrėžtesnio kaip sukurti naują tvarką, kadangi pakeitimų priešininkai bus tie, kuriems buvo gerai, esant senai tvarkai, o nedrąsūs šalininkai tie, kuriems tik bus gerai. Iš čia ir kyla įvairūs pavojai ir pasipriešinimai. Tačiau kažkas turi imtis tų pertvarkų, tos reorganizacijos ir čia Kauno klinikos ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetas tikrai tarė nuoširdžius žodžius padėkos sveikatos apsaugos ministerijai, kuri tos pertvarkos ėmėsi. Nes iki šiol, kada buvo 3 sveikatinimo lygiai - universitetinė medicina, apskrities medicina ir savivaldybių medicina, tai šiaip Lietuvos sveikatos priežiūra nuėjo šitom 3 kryptim ir man yra dabar labai gaila, kad tikrai yra prisisteigę daugybę. Pavyzdžiui, vienas sritis - kompiuterinė tomografija. Kiekvienam rajone stovi po kompiuterinį tomografą ir kiekvienas, gali sau leisti, reikia ar nereikia tą kompiuterinę tomografiją padaryti, o paskui kas yra daroma? Paima lėšų, lėšos yra visoms bendros, padalinimą iš tyrimų skaičiaus ir, išeina taip, kad 41 centas bekainuoja litas. 41 centą už tam tikras procedūras gali teritorinės kasos sumokėti, nes tų tyrimų pasirodo buvo per daug, jų nelabai kam reikėjo. Aš žinau Prancūzijos labai gerą modelį, kada sveikatos apsaugos ministerija yra uždėjusi labai griežtą tinklą ant visos didelės šalies. Ir net privati gydymo įstaiga neturi teisės nusipirkti naujo magnetinio rezonanso įrenginio ar naujo kompiuterinio tomografo, nes tų paslaugų žmonėms nebereikia. O kiekviena nauja tokia įranga plauna pinigus. Ir pinigai eina kaip vanduo į smėlį. Kažkas turi kažką, tai ne kažką, o reguliuoti tuos pinigų srautus ir tuos pacientų srautus. Dar jau seniai buvo laikas uždėti tinklą ant Lietuvos. Kiek žmonėms Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų ir kokių reikia. Aš nekvestionuoju Klaipėdos. Klaipėda yra šaunus miestas su savo sveikatos priežiūros įstaigom, tai tikrai yra geros gydymo įstaigos su labai gerais vadovais. Ir aš noriu tikrai pagiriamuosius žodžius šitų įstaigų vadovams pasakyti, tačiau geras klebonas yra ne visuomet geras vyskupas. O rūpesčio už visą Lietuvos sveikatą, už tai, kas vyksta Lietuvoje, kur tie sveikatos priežiūrai pinigai nueina, tai tikrai trūksta ir sveikatos apsaugos ministerija, paruošus vyriausybės nutarimą dėl 3 restruktūrizacijos etapo, tai atlieka didelį darbą ir tas darbas eina labai sunkiai. Kaune kažkaip tai mūsų sferoje, universiteto ligoninės sferoje, mums pasisekė geriau. Mes pagal, vyriausybės nutarimą prisijungiam onkologijos ligoninę. Buvo ten triukšmo, buvo ten daug nesusikalbėjimo, kol nesusikalbėjom, tačiau dabar jį puikiausiai funkcionuoja kaip klinikų filialas ir tam yra žymiai mažiau lėšų administracinių sunaudojama, net čia ne 1, ne 2, ne 3 etapai. Ir centralizuota buhalterija, ir centralizuotas aprūpinimas vaistais, centralizuota vaistinė,
centralizuotos visos tarnybos, saugos tarnybos, radiacinės saugos, medtechnikos ir visokios kitokios tarnybos. Tai yra didžiulės lėšos, kurios yra sutaupomos. Kaip Klaipėda savo problemas išspręs, aš linkiu jums sėkmės, jūs patys esat savo šeimininkai, tačiau jeigu savivaldybė imasi atsakomybės už gydymo įstaigą, tai savivaldybė taip pat ir turi ją finansuoti tinkamai, kad tos paslaugos būtų teikiamos tinkamai. Dabar dėl dar vienų klausimų norėčiau pakalbėti, tai profesorius Janušonis čia agituoja, kad iš karto reikia priimti sprendimą pavadinti Klaipėdos universitetinę ligoninę universiteto ligoninę. Tai čia yra du skirtingi dalykai. Universitetinė ligoninė, tai visi mes žinom, kas ji gali būti. Universiteto ligoninė pagal įstatymą yra viešoji įstaiga ir mokslo įstaiga, kuri kartu su valstybinė aukštąja mokykla vykdo 3 pakopų medicinos studijas. Tam, kad pasidarytų medicinos mokykla, tinkama mokykla medicinos, aš nekalbu apie pastatus, nekalbu apie žmonės, aš kalbu apie mokyklą plačiaja prasme, tam turi praeiti ne vienas dešimtmetis, visi mes tą suprantam. Pirmiausia, mes turbūt turėtume paklausti savęs, ar tikrai tie gydytojai, kurie buvo ruošiami Kauno medicinos institute, Akademijoje universitete ir Vilniaus universiteto fakultete, buvo blogai paruošti. Aš į šitą klausimą negalėčiau atsakyti, kad tikrai blogai. Ta galėtų ir ponas Šimaitis dirbantis Anglijoje, ar kiti mūsų specialistai dirbantis užsienio šalyse, pasakyti, kad tikrai mūsų gydytojai, kurie buvo ruošiami, jie netokie jau blogi. Ir tie mokslo daktarai 52, kurie dirba Klaipėdos universitetiniai ligoniniai, jie tikriausiai savo disertacijas taip pat gynė Kauno ir Vilniaus centruose. Padaryti dar 3 universitetą medicinos Lietuvai. Čia diskusija turbūt tikrai reikalinga, ar tikrai valstybei reikia 3-osios mokyklos, aukštosios mokyklos, kuri ruoš gydytojus. Tai čia yra problema vyriausybės, sveikatos apsaugos ministerijos, švietimo ministerijos. Ar tikrai bus toks užsakymas gaminti tiek daug gydytojų, ar tikrai Lietuvai jų reikės. Čia turėtų apsispręsti turbūt ne Klaipėdos savivaldybė, bet Lietuvos vyriausybė kartu su sveikatos ministerija ir su švietimo ministerija. Tai paties pavadinimo pakeitimas dar nieko nereiškia. Mokykla yra svarbiausia. O dabar aš kalbėsiu nuo savęs, nebe nuo rektoriaus ir nuo generalinio direktoriaus. Man kilo tokia mintis, jūs paklausykit, kaip skamba. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Klaipėdos klinikos. Ne filialas, klinikų. Tada reiktų ir tada Santariškės pavadinti Lietuvos medicinos universitetas. Ne, jau yra. Kaune jau yra Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Čia tik tai pasiūlymas. Ačiū.